Garbė Jėzui Kristui. Sveikinu visus su sausio 13-ąja, su Lietuvos gynėjų diena. Diena, kuri nuspalvinta skausmo, kuri nuspalvinta kraujo, kuri nuspalvinta aukos. Diena, kurią mes prisimename tos žmonės, kurie paaukojo savo gyvenimą už mus. Tačiau tuo pačiu tai yra diena, kuri pripildyta vilties, nes mes išstovėjome. Šiandien mes švenčiame visų gynėjų dieną. Ne tik tai tų, kurie čia Vilniuje stovėjo prie bokšto, prie televizijos ir radio pastatų, prie Seimo, bet visų, kurioj tik tai Lietuvos dalybė buvusių, kurie buvo pasiryžę palaikyti, užtarti ir ginti Lietuvą, kurie tada ir dabar palaiko Lietuvą ir jos nepriklausomybę savo malda, savo užtarimu ir savo sąžiningų darbų. Šiandien mes švenčiame gynėjų dieną, kuri neapsiriboja viena diena. Mes švenčiame dieną, kuri mums primena, kad mes esame pašaukti būti Lietuvos laisvės ir nepriklausomybės gynėjais kiekvieną dieną. Per paprastą darbą, per paprastą maldą ir per paprastą sustojimą ir susitelkimą. Kodėl mes išstovėjome ir kodėl mes išbuvome? Todėl, kad mes buvome vieningi. Todėl, kad nepriklausomai nuo to, kokios buvai tautybės. Lietuvis, lenkas, rusas, ukrainietis, baltarusas ar dar kas nors. Jeigu tu kovoji už tiesą, jeigu tu kovoji už nepriklausomybę, vadinasi, tu buvai tas, kuris stovėjai šalia manęs petys į petį. Ir todėl mes išstovėjome kartu. Todėl, kad buvome kartu su Viešpačiu ir kartu maldoje. Šiandieną mus kviečia sugrįžti prie maldos, sugrįžti prie Dievo ir prie vienos vienybės. Kad žiūrėtume vieni kitus kaip į draugus, ne kaip į priešus. Kaip į tos, kurie dirbame dėl vieno tikslo, o ne tik tai stengiamės dirbti dėl savęs. Tai būkite palaiminti ir niekada nenustokite būti Lietuvos nepriklausomybės gynėjais ir saugotojais. Su Dievu.